Dabar išsisuki, duodi smūgius per visas čakras į kanalą, eterinės akis, trečią akį, išsivalai širdį, duodi ją pačią įsižeminimą, susijungi ir dabar pakėlį, išsisuki, kur atsidūrei. Ką matai? Kol kas nieko nematau. Gerai. Kas yra eteriniam akim? Išsivalyk dar kartą. Išsisprogdink, kristalų Sako, aktyvuok. uždengtas. Gerai, uždengtos akys nusimk. Kuo uždengtos yra? Mačiau tokio kaip akinukai tokie. Uždėti. Taip. Ir dar atėjo mintis, kad lazeriais išdeginti. Kada čia tau išdegino ir kas? Nežinau. Dar kai jungiausi, tai buvo, žinai, tas matymas, kad vėl esu ten po vandeniu, kažkas ten plaukioja, kad save pjaunu iš vienos erdvės, išsipjaunu, išlendu, iš kitos išsipjaunu. Išlendu tokia, tas atrodo, reguliuojasi tas matymas. Ir mintis atėjo, kad nepasiseks, nepasiseks susijungti, nepasiseks matyti. Ir papuolė į tą erdvę, kur išdegintos akys ir užsidengė, ne? Kažkaip taip. Gerai, tai dabar čia labai svarbus momentas. Kiekvieną kartą, kai tu pagalvoji, kad tau nepasiseks, kai tu sudvejoji, ar ne? Tu papuolė į tą erdvę, kur tau uždegina eterinės akis ir uždengia dar su tais akinukais, binokoliais kažkokiais man ateina. Tai dabar, kas tai per erdvė ir kur tu ten visą laiką įeini? Kas atsakingas už tą erdvę? 3, 2, 1. Čia svarbus momentas. Šaunuolį. Man kaip aštuonkojo rodo. Gerai, dabar tas aštuonkojis yra mėsinis ar elektrinis? Dar kažkoks? Maginis? Toksai kaip, pirma atrodo kaip mėsinis, grinai aštuonkojis. Taip. Bet kaip pasakėjai, ar yra elektrinis, tai truputį ta tokia spalva perėjo, žinai. Tai jis keičiasi, ar ne? Gali prisitaikyti. Ok, dabar žiūrėk, išsiplės. Ir ta mintis, kur buvo, tai atrodo, kad ne mano. Ne, aš pagalvojau, kad nepasiseks, nes aš atgal sakiau, visada sekėsi, tai ir kodėl neturėtų. Gerai, dabar išsiplėsk. Išsiplėsk ir pažiūrėk tą erdvę, kur tas aštuonkojis tupi ir kas tau duoda tą mintį, kas tau simuliaciją tokia duoda, tokią sparką 3, 2, 1. Ar tu turi kažkokį kontraktą, sutikimą su kažkokiais interferentais, kurie manipuliuoja tavo telepatiją? Vos tik tai pradėjus jungiantis. Ar po jos, ar prieš ją, nesvarbu. Kokie interferentai tau išlenda? Kas yra to aštuonkojų savininkas? Man vardas ateina Magnus. Kas yra tas Magnus? Laužia man, žinai, tam dešinės rankos nykštę. Nu tai pasižiūrėk, kas ten yra. Toks kaip būtų kaip užmauta, kaip pirštinė, kaip metalas kažkas. Ir aš atrodo, bandau ją nusiimti ir niekaip nenusiimu. Kodėl negaliu nusiimti? Ar per tą nesi prijungta prie to aštuonkojo? Man ateina taip.
Kodėl tu sutikai būti prijungta prie to aštuonkojų? Koks yra kontraktas? Kada tu jį pasirašai? Man kažkaip indikuoja, kad tiesiogiai aš nesutikau ir kad man, žinai, rodo mobilų telefoną, bet kažkaip tai aš atrodo daugiausia su kairė ranka laikau, nes kairiarankis, bet kažkaip tai. Tai gal per darbinį kokį nors telefoną, gal net tavo asmeninį, gal kažkokį kitą? Gal per Kriso telefoną? Gal kada prisilietei? Išsitrauksiu ranką, nes tikrai laužiu dabar man fiziškai. Gerai, išsilupk. Aš Pakelk į viršų. 3, 2, 1. Duodi smūgius į tą pirštinę, išsimauni tą metalą. 3, 2, 1. Kažkaip net truputį, ne tai, kad susinervinau, bet atrodo net neįdomu, žinai. Man norisi greičiau. Gerai. Tai dabar kodėl tavo pasąmonė neatsako į mano klausimus, kai aš tokių kertinių klausimų užduodu, nes mes dabar galim išeiti, bet tu neišsisprendai dar. Kodėl tavo pasąmonė išsisukinėja iš tų klausimų? Ar jie norėjo tik tai parodyti ir kad tu išeitum, ar yra dar kažkas? Ar jauti, kad pavargus esi? Ar esi pavargus? Ne, pavargus tai ne. Gerai, dabar žiūrėk, kodėl tas aštuonkojas tau iš viso uždengė vaizdą. Turi pakil dar aukščiau, išsiskaidyk, išsitemk save iš tos erdvės, 3, 2, 1, kitų kūnų, kitų visai, kitom dalim, visai kitokią konsistencijos kūną pasiimti, kitą visai eterinį, bet tokie aukštesnį arba kristalinį, arba kokį nors astralinį gali pasiimti, bet kurį. Išsitrauk, dabar save išlipi tarsi, užlipi ant to viso aštuonkojo ir žiūri, kas tenai vyksta. Per kur tas aštuonkojas tau yra pasijungęs, kodėl jis tau dengia vaizdą? Per tą ranką pasijungęs yra. Gerai, per tą ranką, per tą dešinį nykštį. Gerai, dabar žiūrėk, ta pirštinė, dabar tu ją išsėmei. Sugebėjai išsemti? Pirštinė, taip, bet nuo aštuonkojo tai neatsiskiriau, nes atrodo per tą nykštį yra prisijungęs. Tai dabar išsirauk. Kaip jis ten įkandęs tau į tą pirštą, apžiojęs, ar jis ten letena įkišęs prijungęs? Letena įkišęs. Gerai, tai dabar tu skaičiuoji nuo 3 iki 1, 3, 2, 1, atjungi tą leteną. Parodai bye, pakėlė dabar į viršų ir žiūrėk, kaip tu papuoliai ten, per kokį telefoną tu ten prisijungi prie to aštuonkojo. Gal čia ne pats telefonas, gal čia kokia aplikacija? Ar kažkuris mygtukas, pavyzdžiui, telef? Kažkuri telefų dalis? Mano telefoną per savo ir Instagramas. Man irgi Instagramas atėjo. Ir tas žodis, kai tu paspaudi Insta, tai tu sutinki automatiškai instaliuoti į save, kas toj programoje yra. Gerai, tai dabar kas toj programoje yra? Ten aštuonkojų koks nors darinys, ar ten kokia nors programacija yra? Čia labai įdomi tema dabar, man atrodo, aš žinau, kur tave veda. Gerai, dabar pažiūrėk, kokia informacija yra užkoduota yra Instagram aplikacijų. 3, 2, 1. Bendrai pažiūrėk, ne savo, o bendrai dabar.
tie žmonės, kurie naudoja globaliai, pavyzdžiui, Instagramo akauntą turi, naudoja Instagramą, kokia programa jiems pasijungia. Man tai žodis ateina melai. Ir buvo, žinai, aplink kaip kartą apsiviniojusi storą gyvatę, kaip kobra. Ir man kažkaip ateina priklausomai nuo ne tik aštunkojai, kad ir kiti interferentai, tik man kaip sirenai aštunkojus. Sakau, ką tas kartas indikuoja, tai man kaip būtų tas mūsų kaip kristalas, kaip stulpas, žinai. Iš nugaros pusės? Kaip šerdis, mūsų tas pagrindas, tiesiog man. Mūsų ašis ir apsivinioja nuo viršaus iki apačios. Ir juoda yra ta gyvatė kobra. Tai dabar išsitrauk tą gyvatę. 3, 2, 1, panaikink kontraktą visiems laikams ir dabar savo Instagramo akauntą ir visus kitus akauntus, kur tu lankaisi, kur tu followini, kur tu žiūri, nes turi vis tiek savo labiau favorite. Viską dabar tokį smūgį duodi, kad tas aštunkojus pasitraukia. 3, 2, 1. Kai tu tenai įeini, tavo akauntas yra visiškai apsaugotas, švarus. Tiesiog pažiūri tokiais kristalais dabar, burbuliukais, auksiniais, tokiais šviesiais, baltais perliukais ir apsisaugai. Arba kaip tu sugalvoji. Man tai tokiom kaip šukiai, žinai, tokių kristalų, Swarovskių kristalai, žinai, kaip šiba, kažkas tokių pažiūrų. Tokios kaip šukės, net girdžiu kaip krenta, žinai, pjaustų ten jį. Labai įdomus aš žodžiai inteligentiškai nesugebėčiau pasakyti tą programėlę, ką daro tiksliai, bet atrodo kaip į mentalą įdėtų daug skirtingų skaičių, kaip tokių kaip pertvarų matom, tai programavimas atrodo kaip daug skirtingai išsidėsčiusių tų kvadratėlių pridėta ir tavo tas mentalas kaip stretch out, kaip išskaidytas. Taip. Ir tada atsiranda talpus, ką norima tą programaciją įdėti, nes man atėjo tokie žodžiai, kad aš žiūriu į tą programėlę ir man tas pasaulis yra labai svetimas ir nepažįstamas ir nepažintas ir aš todėl žiūriu jį ir man ką aš žiūriu, tai yra vegetariškas maistas, ar ne, ten receptai, mada, fashion, drabužiai kažkokie, gamta ir gyvūnai, ar ne? Aišku, ten nuklysti pasvaudamas iš viso kokią nesąmonę. Jo, ir visą laiką algoritmas bando prigauti. Labai. Ar tau neprimena tie kvadračiukai, ta programacija kurių sistemos? Žinai, kaip kurys atrodo? Primena labai, eina dabar vibracija per kojas, aha. Nes aš jau kelintą kartą matau, kad tas tokios programacijos daro pagal kurių sistemą. Man visą laiką labai dažnai taip rodo. Aš niekada net neišsinagrinėjau, kodėl, kas, kaip čia susiję. Nes kurių sistema yra matricoje, kur yra užblokuoti mūsų finansai. Kurių sistema. Esi kada nors ten buvus? Dabar aš nepamenu, ar mes nagrinėjom. Ne? Tai dabar žiūrėk, pakilk per tą kurių sistemą į matricą, sek mane. Aš tave nuvedu, per mano pasąmonę nueik, pakėlė į matricą, į viršų. Per visą tą struktūrą, sakykime, per tą aštunkojį. Sudėk apsaugas ir dabar tenai tu turi papulti į tokį savo, tik tai savo, ne bendrai, bet savo, tokia kaip kurių sistema, toks kurys guli. Ten yra visi tavo resursai, tas kiekvienas kuriukas yra kaip kamerytė. Tu turi dabar išsisprogdinti
tas kameras ir padaryti vieną bendrą baseiną, o tuos koriukus sunaikint, išlydyti ar susprogdint, kaip tau pasąmonė nori, kaip tu pasirenki. Nes ten turi būti vienas toksai flow baseinas, ten turi būti pilna medaus, vientisas toksai baseiniukas su tuo medum. Nes kai yra išskaidyta, išskirstyta ir dar užlipinta būna, kartais būna net ištuštinta, tai ten interferentai pasidarė tas kamerytės ir kiekvienas ateina ir išsituština tą koriuką. Tai tu dabar viską turi susigrąžinti, kas yra tavo, tas yra tavo. Dabar tu paimi visą atsakomybę už tą savo korių sistemą, už tą medų, tai yra tavo. Per tavo visas matricas, per visas tavo egzistencijas, per visas tavo dalis, fizinę plotmę ir per visas eterinės plotmės. 3, 2, 1. Dabar papasakok man, ką tau parodė, kaip tau parodė. Aš tai mačiau kaip kankorėžį ir aš tą kankorėžį visą išsilukštinau ir susirinkau tuos sėklytes ir aš nežinau, kur aš nunešiau, aš jas pasėjau į didelius medžius, užaugo labai didelius. Ir aš tą visą vaizdą į burbuliuką ir atrodo, kaip įsidėjau, nežinau, ar į kišenę, ar tarp žvinelio prie klubo. Ir kai tu pasakė apie tą auksą, tai aš atrodo jį visą susipyliau į stiklinį butelį ir į dešinį šoną įsidėjau ir dar, nežinau dėl ko, bet aš pirštą savo tą dešinės rankos įkišau tą nykštį. Gerai, labai gerai. Kas yra tas dešinys nykštys pagal tau visą kūno sandarą? Kas simbolizuoja per tavo visą kosminę dalį, kosminę būtybę, tas dešinys nykštys? Kas tai yra? Žiūrėk į tai ne kaip pirštą, bet į kažkokį instrumentą. Kas tai yra? Man kaip ateina žodžiai informacija ir raktas. Gerai, raktas į kur, per ką, kaip jisai veikia? Dabar, kai tu įkišai tą pirštą į tą savo auksą, tą savo medų. Man, kad per šitą švietą, nežinau, kažkaip skaitau informaciją ar ateina informacija, dėl to tas aštunkojus norėjo iš manęs informaciją ištraukti per šitą vietą. Labai gerai. Kaip keistai. Nieko keisto. Labai normaliai. Dabar kažkokia labai trumpas vaizdas ir mintis atėjo, kad tai yra raktas, kad aš esu kažkokios, aš jau nesuprasiu, bet kažkokios organinės mašinos dalis. Kažkokios... Ta organinė mašina yra kur? Vandenų pasaulyje? Matricoje, aštunkojiniam pasaulyje? Kokiam sluoksniai? Per tavo kūną, per mūsų biometrinių kūnų, tų fizinių kūnų, per tą mašiną, per tą mėsą? Tai atrodo, kaip būtų mano transporto priemonė, kaip būtų gyva. Ir aš, mano kūnas, ir aš arba per vandenys, ar per kosmosą, ar per laiko juostą aš keliauju, atrodo, kad aš galiu nežinau, dėl kažkokio man kaip kokio vabzdžio tipo. Ar čia yra tavo aukštesnioji dalis? Kažkokia tavo reinkarnacija, kurią tu dabar darai, bet yra aukštesnio lygio, aukštesnėse, kaip pasakyti, aukštesnėse dimensijose egzistuoja kažkas tokio? Čia kaip būtų, kaip mano dalis, kaip mano kūryba, aukštesnėse dimensijose ir man rodo, kad būtų
Žinai, kaip būtų ratas ir laumžirgis nutupęs ant to rato. Ir aš nežinau, kaip aš ten įlendu, kaip aš ten įsistatau. Ir kažkokia pultelė ir tas pirštas įsikiša kaip Raktas. raktas. Ar čia yra kažkoks laivas? Aha, Tavo laivas? kažkoks laivas, kažkokia mašina, bet vienam. Taip. Gerai, tik kur Žinai, tu kaip dabar tu leki? savo motociklą turėtum, tai čia kaip... Taip. Tik kur tu dabar leki su tuo laivu? Kur tave nuneša? Man kažkaip nežinau, ne po vandenį, o per kažkaip, kad aš atrodo lėkiu ir aš kaip šviesos kelių lėkščiau, kaip per kažkokius multidimensinius kažką tai. Aš kaip suvokiu, kad erdvės keičiasi, aš pavadinsiu kosmosu, žinai, bet kažkaip... Nėra, žinai, žodžiais įvardinti, ką matai. Gerai, tai dabar atsiskirk nuo tos dalies ir grįžk dabar prie to aštunkojų. Čia iš vidaus, taip iš širdies sakau, kaip nenoriu. Ar yra, kad ta dalis dar nori tau kažką parodyti? Ar turi kažką pasiimti? Kažką susigrąžinti, kažką update'int, ko tau dabar reikės kitiem visiems klausimam, kitom dalim. Aš matau kaip šviesos juostos. Žinai, kaip rodo atomą ir aplink jį, kai jisai labai juda tos šviesos juostelės. Tokius ratus padaro aplinkui. Tai atrodo, aš tai padariau ir kad vientisą, man truko vientisumą, tai šitą padariau. Man kažkaip angliškai ateina žodžiai you are more cool than you think. Gerai. Įsidėmėk šitą, užsifiksuok. Ir dabar ta vientisu kūnu, vientisu tuo dariniu. Grįžk prie to aštunkuoju ir dabar tu išsisprogdini. Pasitikrini dar kartą tas matricos, tos korius, tą kankorėžį savo. Viską susitvarkai taip, kaip turi būti. Susigrąžini ten visus savo resursus, gausą, finansus. Duodi smūgius, perleidi, materializuoji per kvantinį lauką, per manifestacinį lauką, į savo fizinį lauką, į savo fizinę plotmę, į savo darbą, į savo namus, į savo kūrybą, į savo tą kūrybinę čakrą ir į savo piniginę matricą 3, 2, 1. Ir dabar grįžk prie to Instagramų. Ar tu sugebėjai išvalyti tą visą akauntą, tą savo apsaugas užsidėti? Ar sugebėjai išsivalyti ten tas programacijas, tuos pikselius dabar viską? Nes aš kaip suprantu dabar patvirtink man, stebėk. Aš kaip suprantu iš visos šitos informacijos, kurią dabar tau parodė, tavo pasąmonė per tą Instagramą, kad tokios aplikacijos, tokios vietos, platformos, tokie appai, kur vyksta gyvenimus, kur vyksta, atrodo, nekalti dalykai, kur tu eini tiesiog stebėti ar ne, arba pasižiūrėti, kažkokios informacijos ieškai, bet tu taip tarsi atiduodi savo tą finansinę, tą matricą, tą korių sistemą. Tas aštunkojas iš ten minta, jis iš ten gyvena, taip užblokuodamas tau, jis tave taip programuoja.
Taip. Kažkas senai uždirba, kažkas kuria savo verslus ir taip toliau, viskas ok, bet jie gauna per tave. Taip, būtent tai ir sako, kad iš tavęs uždirba. Mhm. Mums atrodo nekalti patiktukai ir nekaltos širdelės, bet kiekvienas puslapio netgi atvertimas ir žiūrėjimas mums kainuoja energijos, nes matau, eina energija iš akių, su pirštu, kai tap, kai palėti antspaudas tavo yra. Antspaudas yra kiekvieno visiškai unikalus, taip tave randa tiesiogiai interferentas. Nu, žinok, vien Instagramo ir tas Instagramo ta aplikacija yra ta linija, ar ne, tokia išsirangiusi. Nežinau, kaip vadinasi, kaip pavadintam. Mhm. Tai kai tu paspaudi, tai kažkaip tai eina savo, atrodo kaip į tavo odą, kaip įlenda ir kaip, vos nematau, kaip skūro, kaip mėsa, taip įtraukia. Man tai čia ta gyvatė, kur tu sakė prieš tai, kur per visą tavo aš įsitais. Tai dabar išsivalyk. Ir man dabar sako pasąmonė, kam tau šito reikia. Ar įsivardinom kada nors iš viso, kam tiksliai mums reikia šitų visų programėlių. Tai dabar užduodam Lauros Man tai pasąmonę. asmeniškai nuobodumas. Kad užmušt nuobodulį. Dabar dar noriu Ir pažiūrėti. Taip, sakyk. tai čia eina prie tos kitos temos, kur aš tavęs prašiau pažiūrėti. Tai yra tas neveiklumas. Jo, aš norėjau privesti prie to, nes man tai grinai sąsaja. Būtent visiška sąsaja yra. Kažkaip tai rodo man asmeniškai nuo ryto iki gal po pietų iš viso nežiūrėti. Telefono visiškai neliesti nereikia. Ir turėčiau juo naudotis, tarkim, reikia atitinkamų žinių ir tada nueiti ir pasiemi tų žinių, kokių tau reikia. Tarkim, reikia tau muzikos natų, ar ten su gitara groti, nueini ir pasiemi. Bet ne dėmesio ištaškyti, jeigu taip galima pasakyti, tada surenka tavo energiją, tos kažkokias, kaip pamačiau dabar, kaip monetėlės. Jo. Tavo auksiukus surenka ir pastrigdina ilgam. Tai tu esi kaip vergas ten, tu monetas tas kali. Kai tu užsifryzini, tai tu ir kali tas monetas. Man eina tokia frazė, laikas yra pinigai, laikas yra energija. Tai dabar išsivalyk, susigrąžink visas tas monetas, ką ten iš tavęs pavogė ir išsilaisvėk iš to užfryzinam. Taip? Tavo dėmesys yra tas kūrybinis centras ir jeigu tūkstančiai stebi vieną žmogų, tai ta dėmesys, tai toks parkas yra, tai labai sekasi tiem žmonėm. Su tais verslais ir taip toliau. Taip. Tai išsivalyk dabar visą šitą programaciją, susirink viską, kas yra tavo.
Ir dabar pasidaryk taip, kaip savo rutiną, kaip tau norisi. Užsifiksuok. Ir dabar pasižiūrėk, tai kaip tau, pavyzdžiui, užmušti tą nuobodulį. Aš taip pasakau, kabutėse užmušti tą nuobodulį. Kokios būtų veiklus, pavyzdžiui, galimybės tau. Kaip tau pakeisti tą Instagramų, ten tą scrollinimą, pavyzdžiui. Į ką? Tas nuobodulys ateina iš, kaip pasakyti, ir iš tos kosminės pusės, jeigu taip galim išreikšti. Mhm. Ne širdimi siela, žinai, kad čia yra visiškai iliuzija. Tas vadinamas matricinis kalėjimas, tai atrodo, ką tu bedarysi, vis tiek yra iliuzija. Pass the time, ar ne? Mhm. Iki kol tu numirsi viską, absoliučiai viską, kuo mes čia užsiemam. Ar tu tenais nuo ryto iki vakaro dirbsi, ar tu nuo ryto iki vakaro sofai gulėsi, viskas yra one and the same. Mhm. Ir aš tą žinau giliai, atrodo. Ir tiesiog, kaip pasakyti, tas dienas iki kol reinkarnacija baigėsi, tiesiog kas domina tuo momentu, tuo mirimtis. Mhm. Taip, aš suprantu. Nes aš mačiau ir, tarkim, rodė ir gamtoj vaikščioti, tai aš vaikštau, būnu toj gamtoj, kai tik yra galimybės, visada, žinai, renkuosi gamtą, ne miestą. Tarkim, pačią kūrybą kaip menininkė, tuom užsiimti. Mhm. Namai, bendravimas, bet vis tiek aš negaliu iš širdies to nuobodulio atsikratyti, nes į tą momentą, kai tu įkrenti ir tu užsimiršti ir tu atlieki tą fizinį veiksmą, tu džiaugiuosi, bet tas jausmas, kai tu jau padarai, atlieki tą kažkokią veiksmą, tas jausmas vis tiek jis yra. Taip. Gal čia kaip tikrųjų namų ilgesys, gal taip galima pasakyti. Žinai, čia įėjai į hipnozę, matai, kad su tokiu kosminiu šviesos motociklu varai, žinai. O čia toksai mėsinis ir sunkus tai visa, žinai, per visas hipnozės vienu žodžiu, kad tos stagnacijos nebūtų, kad nesijaustum akmeniu, tai judėjimas. Bet ką aš darysiu, kokią veiklą, tai visiškai nesvarbu, žinai, iki gyvenimo pabaigos. Čia man asmeniškai. Kažkaip dar sako, stengtis tam energijos banką sukaupti. Gal tokius dalykus. Na, aišku, hipnozės mes einam, ar ne? Kas yra labai svarbu, atrakinėti labai daug informacijos, kad kuo daugiau susirinktume iš save, neištaškyti savo dėmesio, gal daugiau kas su energetika susiję, į tą man gal fokusuotis. Okay. Jo, tas fizinis gyvenimas iliuzija, nereikia man, taip rodo. Gerai, tai dabar išsivalyk tą visą iliuziją, tą hologramą. Aha. Atrodo, kaip prasidarytų tas kaštono kevalas ir aš išlindau. Labai. Aha, labai ačiū.
Dabar žiūrėk, dar noriu prie to Instagramo grįžti ir prie to davimo tos energijos ir tų resursų ir tų žetonų, tų auksinių, kaip tu sakei. Man įstrigo. Dabar žiūrėk, aš ištryniau savo Instagramą jau labai seniai, jau tikrai seniai. Ir aš buvau gavus labai didelis atakas po to, nes aš buvau tipiniai Instagram mergaitė, ten taip toliau. Bet aš vieną dieną tiesiog nusprendžiau ir aš atsisakiau, aš Facebook'o jau kurį laiką nebeturėjau ir paskui aš tą Instagramą ištryniau ir aš nenaudojau jokios socialinės medijos labai ilgai. Tai dabar, pavyzdžiui, pasistatyk mano atveju, tokį example, kai žmogus neturi to Instagramo ir neturi jokios socialinės medijos, kaip atrodo mano ten tie žetoniukai, ar aš kažkur kažkam prisuku, kažkaip jie vis tiek prisijungia, ar jie lieka man? Jie lieka tau, nes aš matau, kai yra balta pirštinė, yra įjungtas šviesos aparatas, kaip kad būtų, ir tas aukso luitelis, didelis gabaliukas, bet nenušlifuotas aukso, ar ne tas stačiakampis, bet grinai toksai kaip granuliam sulipęs Taip. aukso ir taip atrodo tarp pirštų žiūri į jį. Su šviesa ir man buvo pirma, kad kai tu sakai, aš ištryniau ir man sako labai gerai. Nes aš prieš tai savo mačiau, kad aš taip, ne tai, kad ištišiau dešinę ranką, bet žinai, kaip būtum prie automato ir lauktum pinigų, va taip mano rankas stovėjo. Kad ir aš visus savo patiktukus, kuriuos paspaudžiu tūkstančiais, žinai. Jeigu ne milijonais. Jo, ir širdelės, ir man į kupiūras. Ir aš tada taip atrodo susilankščiau ir savo piniginę įsidėjau. Labai gerai, šaunuolį. Pas tave